Augalas pasisavina tik tai kelias spalvas iš saulės šviesos, daleiskim. Tai čia yra tos pagrindinės spalvos šviesos, tai yra mėlyna raudona, kurią pasiema ir tos lempos, reiškia, padarytos taip, kad augalas pasimtų būtent tą šviesą, kurio jam reikia. Ir šviečiant tą lempą, jinai yra energijos atžvilgiu, 10 kartų mažiau ima energijos. Ir augalui jinai duoda 3-5 kartus daugiau reikalingos šviesos negu kad realiai. Tai vadinkim, tai yra 30 kartų efektyviau veikia. Jeigu žiūrėsim į augalus, jisai išskiria deguonį ir sugeria anglies dvideginį augalas. Gyvuliai atvirkščiai, tai vienas kitą papildo. Tai mes reiškia, jeigu viską sudedam į vieną, kas jau irgi yra, ne mūsų vienų, čia jau daug pasaulio tą linkmę dirbančių žmonių yra. Ir taip, ta prasme, automatiškai gaunasi ir tų blogų kvapų sugerimas. O tai jau kito išradėjo Vilniečio Kęstučio sugalvota, patentuota energijos kaupimo iš aplinkos sistema arba EKAS. Ją išradėjas vadina perversmo energetikoje, nes sistema gali tiekti šilumą, šaltį ar elektrą be jokio kuro. Energijai gaminti naudojama tiesiog aplinkoje esanti šiluma. Sistemą sudaro šilumos kolektorius, krūvio surinkiklis, šalčio, šilumos, elektros talpos bei sistemos valdymo dalys. Neseniai sistemą tiesiog iš oro net 30 laipsnių šaltyje galinčią pagaminti visoms namo sąnaudoms reikiamą energijos kiekį Kęstutis pristatė kasmetinėje tarptautinėje statybos ir remonto parodoje ir sulaukė didžiulio susidomėjimo. Šiluminės mašinos negamina mašinų iš šilumos, ją pasiima. Kitaip sakant, reikalingas įrankis, gebėjimas paimti tai, kas jau yra. O šilumos yra apšiai. Jeigu yra šaltas ir šiltas, kaip viskas bus? Šiluma eis ten, kur šalčiau. Šaltis niekur neina. Kitaip sakant, padarykite spąstus, gebėkite tą šilumą paimti pirmiausia. Pirmas etapas parodysiu, kaip tą galima padaryti. Antra, mokėkite ją perdirbti, išsaugoti ir mokėkite ją sukoncentruoti. Energetika be kuro tik skamba kaip stebuklas, tvirtina išradėjo kolegos, kartu su modernių technologijų žinovais jau išbandę Kęstučio išradimą. Daug kas žiūri pamato kritiškai. Dažniausiai reakcija, aš pasimiau komandą, nusivežiau irgi parodyti, reakcija buvo tokia. Nesąmonė, taip negali būti. Šiandien tie patys. Įdomu. Taip, čia taip ir turi būti. Tai teisingai, taip veikia, o kitas, kada mes jau išbandėm mašiną, pirmiausia dabar čia konkrečiai šią žiemą, prie minusinių temperatūrų ir įdomiai gaunasi. Suprantat, aplinkoje -20 yra gaminama šiluma. Biochemiko diplomą turintis Kęstutis skaičiuoja, jis yra sukūręs 20 išradimų, patentavo 9. Šis kūrinys – šiluminė mašina arba namo širdis, svarbiausia sistemos be kuro dalis. Iš pažiūros neišvaizdžioje dėžėje slepiasi net 6 ar 7 išradimai. Kartu dirbdamos skirtingos Kęstučio sugalvotos sistemos, saulės dovanojama žmogui šilumą paverčia energiją, net žiemą, kai tamsu ir šalta. Pirmas dalykas, jinai gali daryti šildyti viską, ką norit. Orą, grindys, radiatorius, karštą vandenį, kondicijonavimas ir vėdinimas. Antra dalis tai yra tai, kad jinai paima šilumą ir transformuoja, pakelia ją iki tiek, kiek jums reikia. Buvo už lango -22, garaže -6, mašina davė +60 laipsnių. Mes šildėm orą per radiatorius, kur čia matėte, reiškia per 2 valandas pakėlėm garažą iki +8 laipsnių. Viskas veikia. Tokio galingumo, kaip pas jūs yra arbatinukas, tokio galingumo kompresorius stovi kaip mašina. 1-2 kW. Labai mažai. Buvo sugalvota, kad nedirbti iš viso be nieko. Be elektros. Tai galima tą padaryti, naudojant įvairius cheminius tirpalus, bet tada mašina darosi ganėtinai sudėtinga. Tada aš paskaičiavau, geriau aš padarysiu labai nedaug elektros ir mašina dirbs labai efektyviai ir greitai. Be to, ši mašina gali šildyti, vėsinti, gaminti elektrą tiek tradicinio ploto namui, tiek kelių tūkstančių kvadratų ploto dideliam objektui. O dabar Kęstutis kviečia mus į savo išradėjo garažą, pamatyti, kiek aplinkoje yra šilumos, kurią žmogaus protas ir technologijos gali panaudoti būsto reikmėms. Matuojame aplinkos temperatūrą, fiksuojame rodiklius ir pažiūrėsime, kas pasikeis per 10 minučių, kol žvalgomės į atskiras sistemos dalis. Dabar čia yra 6,1 laipsnio. Aplinkoje? Taip. Čia talpoje 7, kitoje 7, kai karštoje 8.
Dabar mes galim pažiūrėti, sakykime, pusę, biškai daugiau. Kiek mes ten pašnekėsim, kas čia bus per tą laiką. Tai visi vyro išradimai nuo saulės šilumą sugaunančių paties gamintų kolektorių iki parodoje matytos šiluminės mašinos. Čia dabar rodo, sakykime, 11 laipsnių. Saulutė šildo ant tas žemės 11 laipsnių. Ant šito stiklo -46 laipsniai. Ant šito yra 68 laipsniai. Tai yra mašinos, kurios pritaikytos dirbti lauke. Jos šildo vandenį, kurį mes perkeliam namo ir jo naudojamas. Kitaip sakant, yra užburtas ratas. O štai ir laukti rezultatai. 10 minučių praėjo. 10 minučių. Matot, tiek šaldo, kad nieko nesitiko, nieko nesumažėjo. O jau karštoj talpoje jau 2 laipsniais daugiau turim. Jeigu tas vanduo cirkuliuotų, tai būtų dar daugiau, nes nepagauna daviklis. Iš esmės čia galbūt dabar yra kokia 15 ar 20 laipsnių. Bet pats principas yra tos talpos, reiškia šiluma, kuri yra paimama iš gamtos. Mes matome, mes ją perkeliame iš pradžių į mažą talpą, o po to jūs matot garažą, mes ją perkelsim dalimis į didelę talpą. Kitaip sakant, visa operacija yra perkelti iš to, kas yra gamto, atrodo, kaip keista. Vat šitą šiluma į bačką nelenda. Per visus tokius laiptelius jinai atsidūrė tenai. Mašiną galim padaryti žiemą, kada -20, maždaug apie 1,5–2 tonos karšto vandens 60 laipsnių. Jeigu tai vasarą, jinai gali padaryti apie 7,5 tonas per parą. Žmogus gali šiltinti bet kokį namą, nieko nebekūrendamas, nieko nesurimtumu, turėdamas šiltą vandenį, karštą orą, vėsų orą, ką nori, viską. Dar noriu priminti, kad klimato kaitą galime mažinti ir mes. Net ir mažas mūsų elgesio pasikeitimas gali būti labai svarbus. Jei neturite minčių, nuo ko pradėti, jūsų dėmesiui moksleivė iš Ispanijos. Cuando voy de compras, me gusta buscar productos con la etiqueta ecológica, que es una flor, ya que estos productos han sido producidos de una forma más ecológica. ¿Y tú? ¿Por qué no lo haces también? Tiek norėjome papasakoti šiandien, mes lauksime jūsų dėmesio lygiai po savaitės. Iki. Pagrindinė kryptis turėtų būti būtent tokia, kad žmonės galėtų, norėdami patys turėti kažkokią alternatyvų šaltinį energijos, kad jį galėtų turėti, o tikiu, kad tai po truputį darosi įmanoma. Tai tiesiog laukiu to laiko, kada aš turėsiu galimybę pasistatyti saulės baterijas, kai tik tai bus prieinama paprastam, vidutinės pajamas, kaip aš turinčiam piliečiui, tai aš tą ir padarysiu iš karto.